Noriu pristatyti šiandienos dienos mūsų instruktorį Domą, kuris mums padės šiandien užkariauti virtualų pasaulį. Domai, mes bijom labai. Nebijokit, viskas natūralu, išskyrus vaizdą. Taigi, reikės užsidėti šitos akinius. Pakviesiu vieną iš jūsų ateiti į aikštelę. Ateikite į aikštelę. Ir tada toj padėsim jums įsitaisyti. O, Jėzau, bijau. Štai atkeliauja rankos, jūs turėsite dvi rankas. Kaip ir realybėj, taip ir virtualioje realybėj. Bet kokia technologija skamba bauginančiai. Bet virtuali realybė, jinai yra paprasta iš tos pusės, kad viskas yra natūralu, išskyrus vaizdą. Tai išmokti labai lengva. 5 minutės ir Irena su Laura čia jau lakstė. O, Jėzau, kokie mes mieste esam, ką? Aš jo, fainai. Baisiausia tai buvo, kai reikėjo peršokti iš vienos ten platformos į kitą ir tu matai apačioj žemę, o aš bijau aukščio. O Dieve, numirsiu tikrai dabar. Palaukite. Bijau. Dažnai nutinka, tai mes turim visą procesą tam, tai tiesiog užsimerkit trumpam ir aš jūs pervesiu, užsimerkit, einam tiesiai. Palaukit, bijau dabar. Ir tu supranti realiai, kad ten tikrai kilimas tik tai, bet tu matai visai kitą vaizdą, tai man čia buvo pats baisiausias dalykas. Ei, tu priešininkė, išlysk. Žinot, aš maniau, kad bus baisiau, bet aš psichologiškai pasirašiau, kad gali būti baisu ir man buvo visiškai smagu. Aš galvojau, kad jinai ten sėdės pasislėpusi ir nieko nešaudys, nieko nedarys, tai bet kažkaip jinai parodė savo kitą veidą ir kažkaip mane bandė vis nušauti ir ne kartą. O dabar viskas jau tavo, amen. Tikrai, aš labai sužavėta. Tikrai čia nuoširdus pirmas kartas. Tai kaip aš taip išlėjau? Sveiki sugrįžę ir dar paimsiu iš jūsų akinius. Jėzau, kokie stebuklai, ką. Fainai, patiko tas pirmas kartas. Neįsivaizduoju, kad tokie stebuklai yra.